Gerą dieną. Sveiki. Senai bekalbėjom, ne, kažkaip Taip. nu, ruduoda, ar tava jau šiandien žiemą, ne, gal Jo. žiemą prasidėjo. Tai gal žiemą daugiau to laiką turėsim kažkaip. Ai, žinai, iš tikrųjų, tai gal žmonės nežino, žinai, tu laukai atvažiuoti pas Vilmantą, tai žinai. Nu, o Vilmants niekur nevažiuoja, ne? Jo, Vilmantas niekur nevažiuoja. Rečiau važinėjęs negu kad Darbuos, ir ištisai. Vilmantas. darbštus žmonės, ne? Darbštus žmogus. Eik tu, o tai sako, kad tinginys. Neklausyk, ką priešai suvoks. Tai va kitiems žmonėms, tai va įdomu, žinai, visokių tų kalbų prisiklauso, prisigirti, žinai, ir susikur tokia nebūta realybė, supranti. Paprasčiausiai reikia nereaguoti į tokius dalykus, žinai, iš tikrųjų. Nu, Gyvent ir džiaugtis gyvenimu. jo, gyvenimas yra gražus, bet kuriuo atveju. Kol pulsas yra, kol širdis plak, tai mes galim daug ką padaryti, ne? Nu, tai va ir darom. Ką galim, tą darom. Vat kai kurie komentaruose, nu, nepatenkinti, kad dedam kitų ten tas video. Nu, vieną komentarą. Tai tu paskaitysi. Paskaitysiu, gal jie pašnekėsim, gal daugiau, nes čia paskui įsivysti daugiau tų komentarų, bet kitus nešnekėsim. Va, Vilmantai, kur dingo tavo entuziazmas, patriotizmas po rinkimų prie lovių? Nu, aš prie lovę nepretendavau nieką. Tai čia tas prie lovių, žinai, tai toks gal daugiau Čia žmogus. Išėjęs nori, gal nori išėjęs, vat Vilmantą. Ką žinau, tai čia... Ne, nu čia aš tai paprasčiausiai galvoju, kad čia parodo, vat pats žmogus pasaka, nu, dažniausiai žmonės kalba apie tai, ką patys galvoja, nes jie galvoja, kad ir kiti tokie pat. Ne, nebūtinai jis taip galvoja, jis paprasčiausiai nori tave įžeisti, tas žmogus. Nu, bet tai kokia prasmė dabar įžeidinėti žmonės, be jokios, tai kažkokia turi būti priežastis, dėl ko tu gali įžeidinėti. Nu, priežastis, tai dabar gal jis yra, pavyzdžiui, kitų pusėje, gal jis labiau Landsbergį myli, tas žmogus. Ne, tai kad jisai... Ne, nu, tai jeigu jis tave kaltina, tai jis gali labiau Landsbergį myli, žinau. Nu, kaltinti yra lengviausia. Ne, nu, tai jo. Negu kažką gerą padaryti, nes Landsbergių chebra, jie tik moka kaltinti. Čia yra technika tokia, apkaltinti kitą. Bet tai gal ir mes, žiūrėk, mes irgi kaltinam, Landsberginę tą gaują visą, kaltinam irgi kaltinam. Ne, tai mes, kodėl nekaltinam mes, kodėl mes, aš tai, pavyzdžiui, nekaltinam. Tiesiog sakėm, nėra kaltinimas, ne? Ne, jis yra, nu, jie profesionaliai dirba, aš tai, pavyzdžiui, Tu gailiuos jų techniką darbo, žinai. Nu. Čia reiktų pasimokyti net iš tikrųjų, kaip, bet matai, mes... Nu, matai, mokintis, mulkinti žmonės tai nėra labai gerai. Ne, reikia pasimokyti, kokia technika yra ir kaip galima gražią kalbą, paskui tik tai vietoj kaltinimo įdėti, kad gražius tuos dalykus. Nu, matai, bet tai ta taktika naudojas tiek Lekstutis, Vaidas, tiek Kelertas, Vygantas. Ne, tai kaltinimu jau. Jie tokia pat taktika. Jo, kaltinimu. Sisteminė taktika ta tokia važiuoja. Taip, bet mes galim tą techniką paimti ir gražiai šnekėti. Ar irgi taip pat, ne? Ne taip pat, nu kaip ir taip pat, bet tik tai, kad gražiai. Nekaltinti nieko. Mes dabar nekaltinėm, kur dingo ir prie lovų entuziazmas. Nu, mes prie to lovų nelabai... mes prie stalo valgomis. Ten tas lovys, kažkaip, aš net, matai, tai labai įdomus, čia yra toks pirmas tas sakinys, kuris... Bet tai va čia ir yra, tos Landsberginės gaujos, bet toks reiškia, kas nori užimti jų vietą, reiškia, tai jau tie prie lovų, supranti. Va tai čia ta taktika. Jo, nes tie jau, kurie tenai yra, tie nėra prie lovų, tai yra gerai, reiškia. O jeigu tie mesi, kitoks negu tie, kurie yra tenai, tai jau tada tu prie lovę nori, reiškia, tu. Apkaltina. Tai va žmonės, aš prie lovę, aš įpratęs valgyti prie stalo, tai aš valgau prie stalo. Prie lovę aš nesiekiu jokių tenai
man nereikia paprasčiausiai. Taip. O daugiau kiti dar irgi, čia, YouTube čia mažai tų komentarų, daugiausiai tai Facebook'e pavara. Ai, tipo, papuoliai prie lovijų, čia dabar kaip čia jau turit pergyventi labiausiai. Aš tai džiaugiuosi, kad aš nepapuoliau, nes aš nebūsiu tarnautoju, man nereikės kažkam tarnauti. Aš gyvensiu laisvą savo gyvenimą žmonės gyvena, o jeigu tu ten būsi išrinktas, tu jau būni atsakings. Supranti, jau tu esi tarnautojas. Nes kiekvienas valstybės tarnautojas, tas valstybės, kur iš biudžeto jam gauna pinigus, jisai yra tarnautojas, jisai tarnautojų. Taip. O aš nelabai mėgstu tarnautojų būti. Kaip, jau tu suvaržysiesi, tu atėmi savo gyvenimo laisvę, savo prarandi. Tarnystė tai yra sudėtingas dalykas, jeigu tu iš tikrųjų tarnauji. Aišku, jeigu ten tik tai vaidini tarnauti. Ne, tai matai, tie vaidin, kad tarnauja tautai, jau tarnauja globalistam, kur visą tą žmoniją pavergia. Tai jie įpratę tarnauti. Aš nesu tarnautojas, aš tarnauti, kažką, kas liečia valstybę, tai aš būčiau kurt daryti, kad valstybė, kaip iš verslo pozicija žiūrint, supranti. Kad kažką darai, kad plėst, kad kažką daryti. Toliau, žiūrėk, parašyti. Čia tas nesvarbu, naivus esi vaikė ir tiek. Bet tu čia iš tikrųjų tai teisingai parašęs. Tai žiūrint, kokia dabar yra ta tauta, kokie žmonės, tai aišku, naivu tikėtis, kad jie prisižiūri televizorių, supranti tą, bet tai vis tiek, jeigu mes nuleisim rankas ir nieko nedarysim, čia ne tiek tas naivums yra. Čia vis tiek tas irgi neišblėstantis tas siekis kažką pakeist, padaryti, nėra jisai naivums. Tai yra pozicijos parodimas. Mes kažkaip, bet kad mes nesutinkam, o sėdėti ir tik tai kritikuoti, kurie tą nori padaryti, tą pozicijos parodymą. Čia gal toks yra... Ir yra daugiau tų tokių komentarų, kur rašo. Arba irgi, kam tu čia darai, tu nieko nedaryk, tu rūpinki savo šeimą, ten taip ir taip. Tai tas rūpinti savo šeimą, tai čia kiekvienas galim rūpintis tą savo šeimą, bet tu pasirūpink valstybę, supranti. Ne taip, kad valstybė iš visų parodyti savo tą poziciją, kad mes matom visi, kad tai yra kažkokia... Negerai, kad... Čia pievų. Tai žinoma, teisingums turėtų veikti kaip teisingums turėtų nusikaltimų nepadarė visiems žmonėms neturėtų būti fabrikuojamas bylas. Dabar baisu, už nieką žmonės sodinami į kalėjimus, laikomi kalėjime. Supranti, tai čia yra apgailėtina. Ne, tai kodėl sakai ne už nieką? Už tiesos sakymą, tai... Jėzu, ne, tai tu kai religingas žmogus, tai Jėzu ir nukryžiavo už tiesą, ne? Tai čia kas nors... Tai tiesa yra labai baisus dalykas pasirodo. Bet jeigu tu kalbi tiesą, reiškia, tu esi... tariamas tos valstybė tariamas. Čia nėra tariamas valstybės priešų, kalbėdams tiesą. Visą laiką yra baisus dalykas, nes čia tai iš tikrųjų dar kol kas yra čia demokratija. Pavyzdžiui, pirmieji krikščionys, tu žinai, kaip pirmosius krikščionys atskirdavo, kad tu krikščionys... Papasakok. Paprasčiausiai buvo Romų, padėtas toks kaip aukuras, imituotas ir visi turėdavo šitaip žmonės eina ir turi ten paimti kažkokius ten, ten, kai reiškias, grūdelius kažkelis ir įmesti tą aukurą. Reiškias, tu tada neturi Jėzaus širdį, žinai, tada jau čia tai, ir jeigu tu tikras ateina krikščionis, kuris tiki Jėzų, jis nemesdavo. Jis turėjo įsitikinimą, jis, reiškia, neturėjo kitų dievų, žinai, tik tai mane... O gamta tiki, tai ir dalinas, su dievais visko, tas grūdelis tas. Tai ar gamta tiki, ar ne, reiškia, tai aš dėl to sakau, krikščionius, kaip atskirdavau. Visų kitų religijų mesdavau, viskas tvarkojo, čia tik krikščionys nemesdavau, nes jis tikėdavo Kristum, o Kristum, kai tiki, tu eini tiesiai į Dievą, į dangų, kaip
tas visas... Nu, dabar palauk, dabar Kristus. O tai dabar kas tas Kristus? Ką tai reiškia? Dievo sūnus. Dievo sūnus. Tai Kristus ir Jėzus ir tas pats, ar kaip čia? Ar čia atskiri? Ne, Kristus ir Jėzus tai tas pats yra. Tik tai Dievas ir sūnus. Nu čia ir Kristus, jis matai daug turėjo. Jėzus, Kristus, ten daug jis tų tokių turėjo. Tai irgi kaip feikinės paskiras tas pasidarė, vienas tokiu vardu pasivadinti. Ne, tai paprasčiausiai supranti, kaip viskas yra versta iš kalbų, nes ir Emanueliui vadina Kristų. Čia tik tai reikia suprasti, kad apie tą patį šnekai yra. Dievo sūnus yra. Reiškia, aš jau kažkada šnekėjau. Tiek daidė... Nu, tai šnekėjai, tai tu šnekėjai. Bet vis tiek tas visas keis dalyks yra prieštaravimai tokie. Tu sakai, dabar ką tik sakėtų Dievo sūnus, ne? Jo, Jėzus yra Dievo sūnus. Nu, tai gerai, tai jis Dievas reiškia, yra Dievo sūnus. Ir Dievas. Nu, va, matai, ir Dievas. Ne, čia matai, kai eini tuo tikėjimų keliu, giliau, kai įsigilinė, pats Dievas, galima sakyti, pats save atsisiunti per žmogų, kad reiškia, tiek Dievui užknisų... Jau tu čia stumi. Ne. Pavyzdžiui, tikrai, vat, ir kitas sykį, ir dabar, va, kai pasižiūri į tikinčių tą visą gyvenimą, tai jie lyg tai atrodo tikintys, bet, nu kaip pasakyti, labai nusigrybaujam mes esame visi ir labai lengva nusigrybaujam. Tai va, žiūrėk, daro nusikaltimus visokius, ne? Tai yra daugiau bažnyčia tenai, tos, kaip ten tai vadinas, nu tie, kur tokie budeliai yra tenai. Išpažinties, tai ne, jeigu tu tikras tikintis, žinai, jeigu tikras, tai nedarai specialiai jau tą dalyką, žinai, tuos nusikaltimus. Nu tai gal kaip tik tikras tikintis galvo, kad vis tiek jam Dievas atleis, jisai daro nusikaltimus ir daugiau barbarį tą budelę. Ne, vėl man tai žinau, supranti, kai tu įtiki, tikrai gyvai. Tu tik tai, matai tą liūdimą, tu tik tai, kai netikintis esi, tau seksis daryti nesąmonės. Jeigu tu įtiki vieną koją įkėlė į tą tikėjimą, tau nesiseks. Viskas, tu užlinkinėsi. Pirmas... Tau nebeleis daryti blogį. Jo, neina daryti, nes tu paprasčiausiai... Jeigu tik pabandai gauni atgal, pavyzdžiui, ten ar pavogsi kažką, arba ten, kur būsi nesąžiningas, tau paskui, tu žinai, kad tu gausi, pavyzdžiui, apsiskaičiuos koks žmogus, tai tau 50 eurų paduos. Ir aš, kai jau esu sakęs, atgal net atmesdavau, nes aš žinau, jeigu aš paimsiu sąmoningai, tai aš tada prarasiu 500-5 000. Nes jau čia tu sąmoningai supranti, jeigu tą sistemą, jeigu tu paimi... Kiti irgi supranti, net tikrint tavo, kaip čia, sąžiningumą. Specialiai paduoti daugiau ir žiūri, kad kaip tu elgsi. Nebūtinai, gal tikrina, gal netikrina, žinai. Daugiausiai netyčia, aš taip įsivaizduoju, bet gal yra tokių, žinai. Nu kaip? Jis ant mano kaktos neužrašyta, kad aš tikintis, ar ką, žinai, tai... Arba, žinau... Va čia yra parašyta, va čia mato. Ai, nelabai matos, matai. Ne, nesimato. Bet esmė, kad aš čia specialiai darau savo iššūkį, žinai, čia, kaip sakoma, savo pamokslauju, savo darau, kad aš mane stiprytų, tam kelyje į gėrį, kaip sakoma. Kad geresnis, kiekvieną dieną, kad būčiau geresnis kažkaip, žinai. Tai va. Tai kad visi va taip stengtas, ne? Kiekvieną. Matai, pirmiausia, sako, žinai, kaip... Tai dainuojam lengva, što сегодня для завтра сделал. Aš taip irgi anksčiau galvojau, kai buvau atsivertęs, kad visi būtų tokie tikėjime, tai čia būtų gražus pasaulis. Bet esmė... Gal nubodu tada jau buvo pasidaryti? Ne, matai, tas demonas leista jam karaliaut žemėje. Ir tu sąmoningai turėjai į tą gėrį. Sąmoningai. Blogą daryti. Nereikia ten jokių sąmoningumų, tu gali daryti ištisai tą blogą. Bet tai žiūrėk, kiek masiškai žmonės daro tą blogą. Tai kad toks
demonų siautėjimas yra dabar iš visų. Dabar, aš sakau, biskį man net bloga pasidarė. Blogai, o dabar, kad tu neatsimeni irgi, kaip ten vadinas. Va ten tas, kur tas liūdinims, va ten taip pat granai aiškiai, kaip yra. Tai va visas tas technika, valdymo valstybės mechanizmas granai va tam blogai ir tarnavo. Įsivaizduok, koks tu turi būti, svoločius, pasakysiu, kad tu nekaltas žmogų, jokio nusikaltimą nepadarysi žmogų, tiesą kalbantį žmogų, tu įkištum į kalėjimą. Ne? Nu taip. Kas ten viduj, ten nieko. Bet tai dar nėra labai blogai. Tai sakau, pradžiok, tai juos, tai nebaigiau. Gerai, pertraukiau vėl. Tai jeigu tu neįmeti ir yra šalia, kur galvas kerta tą giliotiną. Tu neįmeti, tiesiai galvą nukirta. Va šitai tik tai dirbdavau. Va tokia. Tai kai ateis toks suspaudimas, tada galėsim vertų, dabar dar mūsų nekert, tada krikščionis. Da, tik į kalėjimą pasadina, ne? Da krikščionis nesaudina. Ne, kitose šalyse, žinau, tai yra, žudo už krikščionybę, kad tu išpažįsti Kristų, ten, pavyzdžiui, tuose musulmoniškuose, ten su jais gaudo juos stipriai, žinai. Ir, pavyzdžiui, turbūt Kinijoje irgi yra tas, bet tai, kas yra, aš dabar, kai tai kažkaip gilinuos, ta krikščionybė, iš tikrųjų, pati krikščionybė viskas tvarkoja. Bet iš paskos ateina tie demonai, kaip demonai vaizduojantis, kad jie krikščionys, o jie pradeda daryti naudą. Tai čia taip tas pats kaip vilkai avies kailį. Tas pats dėl to, kodėl sakau, ta krikščionybė, pati krikščionybė nėra blogai. Tik tai, kaip į Lietuvą, kai tu sakai, kaip neši mum tą krikščionybę su kalaviju. Tai čia yra blogai. Pati idėja tai yra labai gera. Čia yra mokslas superinis, pati krikščionybė. Bet kad mokytojai naudos nori iš mūsų, žinai. Irgi, kai sako, aš pilnai sutinku, kad tai gaujų žmonių valdymui. Sutinku pilnai. Aš sutinku. Aš tai, pavyzdžiui, tai matai, kiekvieną dalyką tu gali ir tam, tikslui, kokį tu tikslą tu gali pasireguliuoti. Taip. Tai iš kiekvieną gėrį gali padaryti blogį, ir iš kiekvieno blogio gali padaryti gėrį, vis tiek kažkaip, ne? Apsukti. Žiūrint, kas tu pats esi, tai ką tu pats ir darai. Tai tik tai nukrypim dėl tos temos, kad čia, kaip čia pasakyti, tas, kur dingo tas mūsų, matot, irgi, mes turėjom idėją. Eduardu, mes palaikym paprasčiausiai priešingumus Eduardu tą idėją. Ir pamatėm, kad ta idėja niekam neaktuali. Niekam, bet mažai žmonių aktuali, žinai. Tai per prievartą mylims nebūsi. Tai, žinai, nesakysi, kad čia dabar vėl toliau čia kažką. Tai mes tiksliai biskį teisingai, jis labai čia teisingai pakomentavo, biskį atsitraukę esam, žiūrėsim, ką daryti, žinai, ar čia reikia. Tai esmė, kad mes negyvenam iš YouTube tos platformos. Ne iš YouTube, teisingai iš YouTube. Mes negaunam pinigų, mes tai nedarom dėl pinigų. Nes ir todėl aš ir dalinuos kitų, suprantate, tais video, nes dėdams kitų video tu net negali gauti pinigus iš YouTube. Na, aš tai vis dar svajoju, žinai, pasidaryti savo tą YouTube'ės kanalą. Tai tu darysi dėl pinigų? Nežinau dėl ko aš darysiu pirmiausia, aš pačiam savo tobulinimui savim. Nes vis tiek, kuo daugiau atkalbėti, to geriau. Ir vis tiek ir tobulinimai. Man reikia ir daug aš iš tikrųjų noriu keisti savo gyvenimo būdą. Nes aš matau, kad man negeras, kaip dar turiu kažkokį... Tai kiekvienas normalus žmogus turi siekti aš matau, kad man judėti aukščiau vienoj vietoje, kad neužsisėdėti, vis tiek tu judi, darai kažką, ne? Nes jeigu tu nieko nebedarai, tu merdėjai, tai, jokio neturi tikslo, jokio neturi, supranti, tai tu tas pats kaip miręs beveik, suprantėsi, jeigu tu kažkokių tikslų nebesieki. Nes paskui miršti, jeigu nori ilgai ir gražiai gyventi, tu turi judėti, tu turi siekti tikslą, tu turi daryti stengtis dėl to tikslo, kad tą tikslą pasiekti. Matai, dėl pinigų sakai. Pinigai jie nemaišo. Tu gali kokybiškiau daryti. Jeigu
ten atsirastų, matai, aš tai iš viso... Matai, tai tu šneki, jeigu atsirastų, va taip, bet tai iš pačio YouTube tu negausi dėl to, kad aš dedu objektyvią informaciją, dalinuosi kitais žmonėms. Ne, tai aš savo turinį daryčiau. Savo turinį, jeigu tu daryti, tai tu gautum iš YouTube'ės. Ne, tai nesvarbu. Žmonės gal paremti. Tai nesvarbu, čia ne tame esmė, žinai. Nes, kaip pastorius sako, aš pamokslauju pirmiausia savo. Vat kai darai turinį, tu pats savo kažkaip, jeigu tu pasakei kažką, aš toks tada kažkiek turiu tų savigarbų, žinai, jeigu aš pasakau, aš stengsiuos taip nedaryti, kaip pasakiau, jeigu pasakiau, pavyzdžiui, dabar pradėjau, pamačiau, kad aš visi per daug keikiausi, žinai. Jau kaip aš keikiausi, tai tu tikrai nesikeikiai. Aš tai varau, kai reikia. Nes man neįdomu, kaip tu keikiais. Tu sakai, kad negalima. Man neįdomu, kaip tu keikiais. Aš matau, kad aš per daug keikiausi. Tai dar baisiau. Ir aš kai noriu, mes dabar, pavyzdžiui, keiksmaro šiandien buvau išpažintis irgi. Ir dar durniau pradedu keikti. Supranti, visiškai vietukų. Ir aš matau savo charakterių trūkumą. Tai tu gal iš manęs išmokai, dabar supranti, pabendrauji. Aš tavęs tai negirdėjęs keikiantis, pavyzdžiui. Negirdėjai? Ne, tai... Tvardos reiškia, supranti. Aš tarpusai tai nesikeikiau, kai iškėsėdėjau. Bet aš esu toks gal karštesnį būdą, aš matau, kad mano reikia visą charakterių būdą keisti. Tokį, kažkaip per daug... Nėra blogų charakterių, yra tik tai nepagal. Ne. Aš matau, kad, iš tikrųjų, į politiką, kur aš su tokiu būdu negaliu eiti. Turiu šlifuoti dabar būdą, ypatingai. Tai tu nori pavirsti tokiu kaip politikai, Ne. Tai aš noriu kaip tik gerų žmogų, aš noriu skleisti gėrį, aš noriu kanalą, žinai, dėl ko aš noriu. Kad aš galėčiau skleisti gėrį. Neapkalbėti. Užkrės žmonės gėrį. Nieko, tu čia, žinai, taip noriu, man smagu skleisti gėrį. Ir tuo pačiu pats aš geresnis tapsiu. Jeigu aš pasakosiu, šnekėsiu, aš stengsiuos būti geresnis, žinai. Kad ta meilė, kad ir su žmona, išmoktą mylėti, kad kuo kažkaip... Pradėjau net knygas skaityti dabar jau. Matai. Tai keities reiškia, ne? Ne, tai, kad keičiuosi labai istoriją. Pradėjau, aš kažkaip po mokyklų nesimokinau istorijos ir aš pamatau, reikia viskai žiūrėti ir istoriją, žinai, kaip čia viskas buvo, nes kai pamatai, kaip čia viskas buvo, tu tada paprasčiau čia viską priimi. Nes viskas tai yra buvo. Viskas taip, ir iš tikrųjų viskas kartuojas ir tikrai dabar kartuojas ne taip žiauriai, kaip anksčiau prieš kažkiek. Bet vis žiauriai, tu turi pripažinti, kad vis žiauriai, tai visi tokie... Vietų, aš matai nematau, žinai, aš nežinau, ar tai žiaurėja, nežiaurėja. Aš tai iš viso mažai ten to televizorių žiūriu, kaip tas lėktuvas, kad nukrito, sakė. Nežinau. Kada tu ten man pasakėjai, lemą, ketvirtadienį gal, trečiadienį. Tai turbūt. O aš dar nieką net nežinojau, kad lėktuvas Lietuvoje nukrito Vilniui. Tai čia, žinai, tai čia tas tokį nukrito, tai ką, žinai, čia tos, ir paskui prasideda ten tokių, kai visą laiką, žinai. Kai ten, kad rusai kalti, tai jau... tai... Jau žiauru, apgailėtina tiesiog. Jau kažkas blogai, tai jau žinau, kad to jau rusus apkaltina. Bet lengva viską padaryti, žinai. Kalti rusai, viskas, tai čia paprasta. Kas beivyktų, o rusai kalti? Įsivaizduoju, kaip tie rusai turėjo jaustis. Ne, tai jiem visai vienodai, supranti, tiem rusam. Ne visiems nesmagu, tai lemai, jeigu apie tai pastovi nesąmonės, tai tokie šnekėtų taip grinai, tai čia nėra gerai. Čia antiek, kaip čia, vabaliuks, jeigu tau kažką vabaliuks... Tu jo net negirdė, ten čia tik tai mes, mūsų, tai keliem tiem tūkstančiam, čia tiem keliem milijonam, 2 milijonam čia tų žmonių aktualu, kažkam, o čia niekam daugiau neaktualu, čia iš visų, čia žinai, mes tik susireikšminę, nežinau, čia nėra nieko, čia... Nieko jie tai negirdi, jiem tai visai jų vienodai, žinai. Yra, aišku. Manau, kad ne, bet vis tai... Yra ten, žinai, žmonės...
čia tas Facebookas, tie visokius, YouTube'is, iš tikrųjų tai yra gerų dalykų, bet labai lengva. Facebook, o tu sakai Facebooks. Aš kodėl jau neturiu? Turi? Ne, kodėl aš jau neturiu? Aš žinai dėl ko. Kad nepavirščiau Facebook'ų zombių. Zombių gali labai. Nes ten labai daug yra informacijos ir labai daug neigiamus informacijos. Ir tiek pakimbintus, tiek daug nesąmonių ten yra. Nu jo, bet jeigu supranti, tu esi užsiėmęs ir to Facebook'o ten daug nedalyvauji tenai. Tai kažkaip tada... Tai kai neturi, tai nedalyvauji. Kai neturi, tai visai nedalyvauji. Bet žinai, jeigu reikia kažkokią informaciją skleisti, tai vis tiek yra priemonė tas į Facebook'us. Kas skleisti informaciją. Tai va. Ką čia pašnekėjom, tai nežinom, ką pašnekėjom. Pasišnekėjom tarp savęs. Tai va, tai tik tą komentarą bandėm Šiaip tai... Iš tikrųjų, tai teisingai žmogus parašė. Teisingai. Teisingai, neišgelbėjom, dabar žiūrėsim, kaip čia toliau bus. Kaip gali išgelbėti tos, kurie nenori gelbėti. Teisingai, labai va Putinų geras dalykas yra. Jeigu sako žmogus, aš tik kažkokį klausimą gerą uždavė apie Ukrainą, ten ar apie ką, ir sako, jeigu nori žmogus nusiskandyti, tai kaip jis sako, išgelbėsi, sako. Bandyt galima, žinai, bet... tai vis tik reikia bandyti. Tai dėl to bandyti. Tai mes irgi gelbėjome. Tai dėl to ir bandėm, siūlym savo kandidatūrą, kad ten, bet visiškai nereikia. Nes, čia apdirbu, žinai, labai gražiai čia moka apdirbt profesionaliai. Tarnybos, ne? Čia yra tas demoniškas apkaltyti kitą. Dažnai, visur tamsos jėgas dalyvauja ir tampa virvutės, supranti, kiekvienam žmogui yra gėris ir blogis, ne? Tai katras klauso savyje daugiau gėrė negu to blogį. Tai tas būna toks vis tiek išlaviruoja, ne? O kitus patrauktas blogis labiau. Bet žiūrėk, kaip įdomiai. Antras buvo susijimas, o čia tie velniai čia viską daro, kad čia kad toks būt velnynas, toks nesąmonės. Ir kai buvo tas antras mitingas ir išėjo politologija ir nerišliai ten pradėjo kalbėti. Įtarė, kad galėjo išgėrus būti. Ir viskas, o Dievas vis tiek yra. Ir jų tą visą tą tokį burbulą nukanalizavo, pradėjo visi šaipytis iš to dalykų ir vis tiek Dievas nugalė. Tas gėris visą laiką. Tai matai, tiesa vis tiek yra tiesa, suprantate, tai va. Reiškia, būkite teisingi, nebijokit klausytis savy gerosios pusės, nepasiduokit tai blogai energijai, kuri temp mumis į apačią į liūną. Ir ką? Gerų akimirkų, gerų dienų ir dėkit laikus dėkit, jeigu norite, paremkit. Galima. Ir dar palaką, laikus, pakomentuokit. Jo, nes jeigu pakomentuosi, tai mes turėsime apie ką kalbėti. Iš tikrųjų, tai kai mažai šnekam, atleiskit, tokius išjaudinamis iš tikrųjų, aš tai kažkaip kol nešneku viskas gerai, tik pradedu šnekėti ir pradedu gauti tuos... Jeigu šnekėti, tai šnekėjau visai, normaliai viskas yra. Kažkaip atleiskit už visus tuos tokius, Tiek, kad retai gal tik tai išeinam, supranti, bet pasidalinam kitais žmonėm irgi, kur Edika Jagilavičiaus irgi video pastoviai siunč ir dalinamės, kad būtų sklaida didesnė. Tai ir žiūrėkim, objektyvę informaciją. Gal rusiškai daug kas nesupranta iš tikrųjų, žinai? Jaunims, aišku, nesupranta, bet kaip matai, mūsų kanalą daugiau vis tiek vyresnio amžiaus žmonės žiūri, nes jau mes patys nebe jaunims esame, žinai, tai čia jauniem gal ir nelabai įdomu. Tai va.